Ieškote ekspertų dantų implantacijai? Bešara – klinika išrankiausiems. Labas vakaras arba laba diena. Žiūrint, kur mus žiūrite, jeigu mes susitinkame Dutave, tai labas vakaras, jeigu žiūrite mūsų YouTube kanale, tai na, sveiki atvykę. Labas rytas, labas vakaras ar bet kuri kita dienos dalis turbūt pas jūs dabar yra. Ir šiandien, kai filmuojame, labai graži pavasariška saulėta diena ir mes turime labai gražios spalvos pavasarišką automobilį. Tokį ryškų, elegantišką ir tuo pačiu labai sportinį ir galingą Lexusą NX. Sakau, tuo pačiu ir labai sportiška, bet man ir elegantiška. Ar pritarsi? Jo, pritarsi. Man tik tai, žinai, kažkaip gal to pustumo prie šitos spalvos visai truktų. Norėčiau dar, kad būtų toks labiau. Didesnis. Bet tos grotos, viskas yra atnaujinta. Ką tu. Žibintukai. Kažkaip iš tikrųjų tai jau dabar atrodo, kad neatsilieka absoliučiai nuo šiuolaikiškumo šie modeliai ir man faina, kad kadangi tai yra hibridas, o ne visiškai elektra, tai nėra bent jau tų labai daug imitacijų kažkokių priekyje, kurias turi visiškai elektriniai. O čia mes turim būt plovimą šitų, ar ne? Tikėtina, jo, kad išlenda. Viską gražiai išplaunti. Tikrai, priekis man labai gražiai, bet dabar, kaip pasakyti, dėl to pustumo gal ir trūksta. Nu, atrodo. Šitą... Bet pradžioj, kai tik pamačiau, tikrai apie tai negalvoju. Lūpytės papūsti reikėtų jai. Užtenka, tegul būna natūrali. Iš šono šiaip iš tikrųjų visai gražiai atrodo automobilis. Toks suviukas, nedidukas, bet galėtų būti čiut aukštesnis. Turbūt. Man matai, bet tas galinis sparnas, čia gal taip reiktų vadinti, jeigu gerai. Bet kažkaip man norėtųsi, kad jis būtų aukščiau bent jau. Gal man kažkaip nusėdęs toks jausmas labai keistai atrodo. Nu, tai atrodo, kad jį galėtų pakilti. Gal jį ir pakyla iš tikrųjų. Bet šiaip tai viskas visai simpatiškai atrodo ir labai įdomu, kokio dydžio bagažinę mes čia turime. Subiniukas gražus aptakus. Moteriškas, sakyčiau, bent jau iš išorės, tai man tai absoliučiai moteriškas automobilis. Man atrodo, kad čia spalva labai tai nulemia, žinai. Nežinau, aš ir juodus jos gatvėje mačiau, tai man jie vis tiek moteriški. O, prašau, visai nebloga bagažinė. Visai nebloga, ką čia turim guminį padėkliuką turim. Šiaip labai geras dalykas, ypač žiemos sezono. Čia labai jau vietos kažko neturime. Bet iš kitos pusės ir vasaros gerai, jeigu vežiesi kokią lentą ar kažką su vandenuku susijusiu ar vandens Na taip, man žinai, asocijuojas labiau su purvinais vežimo ratais. O, žiūrėk, prašau, tašė net yra speciali, matėjai. Lexus ačiū, man užvažiavo ant galvos, viskas užkrito. Šitas nusiema. Taip, o čia turime tašytę, į kurią galime paprastuoju būdu susidėti langų skalavimo skystį, buteliukai, kurie visada mėtosi ir dar prisisekti juos. Ir viskas. Keliaukime į galą pasižiūrėti, kągi turime mes čia. Taip, spalva salono labai džiugina, o mes turime vėl tas rankinėlės, kur reikia būtinai twice, 2 kartus, va, matot, 2 kartus reikia, kad atsidarytum. Jo, bet šiaip reikia paspausti ir neatsidaro, čia dabar kitas mechanizmas, žiūrėk, nes čia paspaudė. Ir jinai jau... Vat ir ne. Kaip ir praeitą kartą tam pačiam automobilėje, jo, mes bandėme... Bet kodėl man su tuo suveikė, nes... Plauk, push... Ai, jo. Taip. Okay. Reikėjo tik truputėlį stipriau taip. Supratau.
Nes jeigu trauki, tai turi 2 kartus, o taip, vieną kartą patrauki. Iš išorės galėsiu. Gerai, aš noriu pabandyti. Taip, užtenka paspausti. Okay. Ką turime čia? Turime sėdinių šildymą, kuris, aišku, įjungus automobilį. Turime čia 2 USB-C, manau. Jo, 2 USB-C. Painiai. Ir ką? Ir vietos visai vietos neblogai. Ta prasme. O, žiūrėk, irgi, kaip ir visose dabar, kur tu biškelį. Šiek tiek gali labiau atsilošti. Bet sumažėja bagažinė, taip. Fainai yra tas, kad net man yra daug vietos, ne tik Monikai. Bet visai takiniai uždėti ir vis tiek pilna tos vietos. Kas čia? Tušinuką kažkas pametė? O. Palikim ten, kur radom. Kad galima gėrimuką susidėti, daugiau kažkokios daiktadėžės nėra. Tai šiaip jos galia ir absoliučiai nereikia. Aš atsimenu, vaikystėje buvo didžiausia pramoga ant šito dalyko sėdėti, nors tarsi negalima, bet būdavo niekada nesėdėdavau. Sėdėdavau visada, nes būdavo aukščiau sėdė automatiškai, labiau viską matai. Tai tu tildavai. Nu taip. Ir dabar tilpčiau tikriausiai. Gerai. To labai smagu. Kas yra faina, kad jokių tinklelių, pagaliau, nu kaip man nepatinka galėti tinkliukai, kad ir kaip jos dalė gintų, bet jie man nepatinka. Gražios sėdynės. Sėdynės sportiškai atrodo ir šiaip iš tikrųjų tas net faina, kad susišaukia interjero spalva su išorės spalva ir bent jau iš galo priekis atrodo tikrai labai gerai. Keliaujam į priekį. Visur. Logotipukai gražus. Koks ekranas didelis. Oh, wow. Užveskime. Privažiuoja va Monika iš karto. Čia užsidegs kas nors ir neįdomu. O, Lexus. Lexus. Turime mes čia va vandenuką, rankšluostukų. Gerai. Turime režimus, sportas va užsidega. Ekonominis ir turbūt normalus. Sport S, Sport Plus ir normal paspaudus bus. Taip. Faina yra tai, kad pagrindiniai dalykai yra išvesti čia. Yra ir temperatūrytė valdosi, o visa kita tu gali garsą, šildymą priekinio stiklo, šildymą galinio stiklo valdyti čia. Mes turime šildomą vairą, turime vėdinamas sėdynės, turime labai didelį ekraniuką, kuriame gali prisijungti ir savo telefoną. Daiktadėžiukė, ką mes čia turim, nieko labai mandro ir neturim. Na kaip, mandro yra tai, kad tu gali atsidaryti arba iš savo pusės, arba aš galiu atsidaryti iš savo pusės. Ir kiti automobiliai tai turi, tai dabar jau tokia, kai jau matėm, tai nėra anokia čia naujiena. Ir sėdynės labai patogios. Ir ne, sportiškos. Čia mes turime karbonas, čia tikriausiai bus. Viskas gan kokybiškai atrodo ir arba dėl to, kad labai nauja, arba dėl to, kad iš tikrųjų kokybiška. Standartinio dydžio, bet kažkaip aš vis tikiuosi, kad kažkuriam automobiliais kažkoks bus per visą. Ir kam jis tau toks? Tiesiog, kad nustebintų tavo veidas netoks didelis, Monika. Nesvarbu, aš noriu matyti viską. Aš suprantu, jeigu tu netilptum tą veidrodėlį. Gal ateis laikas? Ir netilps, ir bet tada tu turėsi atsislinkti atgalo iš šono. Nes visada kažkur automobiliuose vis kažkuri detalė tave kartais nustebina, žinai, bet tie veidrodėliai, nu niekada. Mane nustebino blogąją prasme Teslos veidrodėlis. Aš prunkštavau ir rėkavau labai ilgai. Gerąją prasme nustebintų ir būtų kažkas kitokio, nežinau. Va, kam kas svarbu automobilyje. Šiaip gražus salonas, man patinka visai. Spalviškai labai. Spalviškai gražiai, spalviškai visko daug ir atrodo daug, bet neperkrauta. Va čia man dažniausiai yra visko, yra viskas gražu, bet neperkrauta. Ir, pavyzdžiui, Monika iškart gražiai akinukus savo pasidėjo, nors iš tikrųjų turime. Mano akinukai yra pakraunami. Aha, aš jau pamiršiu, jeigu dėsiu. Aš pradėjau, žinok, naudotis. Aš turiu savam automobilį irgi naudoju. Aš niekada nesinaudodavau ir nuo pernai metų pradėjau naudotis ir galvoju, kodėl aš anksčiau nesidėdavau tenai. Ir visą laiką turiu akinukus, kurie yra automobilyje. Ir labai patogu. O čia iš tikrųjų yra belaidis pakrovimas. Čia dar turime galimybę įsidėti USB, USB-C, turime mūsų tą labai nemėgstamą rankinėlę, bent jau mano, ir labai fainą apsičiupinėjantį blizgiuką čia. Šiaip dabar, kai važiuojam
tokiu visiškai pievos keliuku, tai atrodo tikrai labai minkštas automobilis. Tuoj, išvažiuosim ant normalaus kelio. Vėl mūsų laukia linksmoji šios laidos pramoga, tai išbandyti 0-100, nes gamintojas rašo, kad šitas automobilis įsibėgėja per 6,3 sekundės. Taip pasižiūrėsim, pamušim šiandien tą gamyklinį parametrą. Ar ne? Ar ne? Kaip ant normalaus kelio važiuojasi? Normalios kelio dangos? Atrodo, kad plaukiai ir, kaip sakiau, visiškai nesijaučia greičio. Nėra tokio... Šiaip gera garso izoliacija. Nėra, kad girdėčiau labai aplinkinius garsus. Nežinau, neturiu prie ko labai prikipti, nes taip net tyliu, nes viskas labai gerai. Sėdynės tikrai patogios, nors yra sportinės. Dažniausiai sportinės būna kokios nors kietos, nepatogios, man tau atlašo atrodo trūksta. Čia fainai yra tai, kad galvos šitas daiktas kilnojasi. Linksmoji dalis 0-100, nes automobilis tikrai manevringas, kiek išbandėm, ar ne, realiai apsisuka ant kelio. Jo, praktiškai jo, tik tai mums reikia ne nuokalnės, pavažiuokime, va ten, va matau, yra Raskim lygesnis keliuką. Kelias. Nu ką, bandom. Yra. 109,7. Čia su Sport Plus. Aha, manau, reikia nuimti visus šitos sportinės imitacijas. Nes garsas tai toks buvo labai imitacinis sportui. Gerai, pabandysime dabar be pričindalo visų. Nes mes dažniausiai su sportiniais reikalais pasiekiame daugiau negu... Būna geresni rezultatai, tai tikrai. Tai pasižiūrėkim. Pasižiūrėkim. Bet žinai, ir kelias labai nelygus. Atsiprašau, čia kairė koja, kai stabdai, tai taip būna. Galim pradėti tik tą kairę. Koja dėk į šoną, kur nors. Nu va, su normaliu varau. Va, truputėlį viskas vyksta greičiau. Atrodo, kad greičiau. Varyk, dar liko biškutis. 10 daugiau. Ai, juokinga. Pradžia buvo daug žadanti. Nu dėja. Dėja. Tai gal dar kažkaip galima kažką čia paturbinti, reikia gal įsijungti. Gal va čia šitą įsijungti. Jo, pabandykim, dar kartą apsisukim. Gerai. Nebestabdykim su kairė koja. Su tasė tai gerai. Ai, nu jo. Gerai, tai pabandysim. One more time. Nu, pabandykim į nuokalnę. We're gonna celebrate. Greičiau viskas įvyks. Ir dabar vėl su kairė. Aš nesupratau, kas įvyko. Aha. Oi, negaliu. Jo, rezultatai kalba patys už save. Gerai, tai mes pabandysim įsijungti turbo greitį. Bet iškart smagiau pasidaro, tik pabandžius šitą. Jo. Bet jeigu nuotaika būna tokia plaukianti, tu pabandai 0-100. Bet žinai, jeigu būtų labai blogas automobilis ir jis nesukeltų jokių emocijų, tai būtų galbūt irgi ne kažką, bet dabar viskas yra gerai. Nu. Start. Nu, šitas teikiantis vilčių garsas. Viskas nebeteikia vilčių. Nu. 9,6. Vis tiek labai blogai kažkodėl. Bet greičiausiai mes kažką vėl eilinį kartą netaip darom ir išsiaiškinam arba neišsiaiškinam. Tai kartais pavyksta išsiaiškinti. Nu, bet gerai, dabar ant dar vieno režimo pabandysim. Gerai, paskutinis šansas. O, čia jau gal biški geriau. Jo, biški kyla viskas gerokai greičiau. Yra. 6,5. Iš ketvirto karto sujungiam tai, ko reikia. Gerai. Tai vis tik šį kartą irgi mums pasisekė, pavyko. Automobilis tikrai gali ir mes dar juolab šiek tiek kitokius mini kalniukus važiavom, tai jeigu būtų labai lygus kelias... Čia jau suprantu, čia jau dabar reaguoja automobilis, normaliai galima varyti. Varo!
Taip, va šito mums ir reikėjo, tas cinkelis toks laidos filmavimo gale, bet ką padarysi. Mes auginom kulminaciją, Monika. Taip, ir dabar užtat tas įvertinimas kardinaliai pasikeis. Nors šiaip viskas automobiliu yra gerai. Ne, viskas puikiai. Puikus automobilis. Šiaip tiesą sakant, šio automobilio dėka nuomonė apie Lexusus pasikeitė mano. Nes kiek mes bandėme prieš tai Lexusu, tiek atrodo visada, kad blemba kažkaip nepateisina jis to savo pavadinimo Lexus, kad liuksiškas automobilis. O, iškart smagiau. Vien tas garsas, jeigu dar būtų didesnis, Nu ką, mūsų kelionė į pabaigą ir kol važiuojam atiduoti šio automobiliuko, pasidarysim visą apžvalgą ir vertinimus savo. Taip. Tai eksterjeras. Man labai patinka spalva. Nežinau, ar čia šiandien tokia diena, ar ką, bet Saulė, bet nesik spalva daug raudona duoda. Spalva. Nuotaika gera, iš karto viskas. Man šiaip Ačiū už atsakymą. Taip, tai čia buvo išsamus atsakymas. Šiaip iš tikrųjų visai fainiai. Man patinka, aš sakiau, gal man trūksta to pustumo priekyje, bet visai fainiai. Aš vertinčiau tikrai stiprių 9 automobilį. Man irgi, man labai patiko, 9 netgi su puse galėčiau duoti, nes jis visureigiukas, gražios spalvos, gražių formų, ir sakau, ir sportinis atrodo, ir elegantiškas tuo pat metu, ir labai galėtų modernus. būti čia gal aukštelesnis. Turbūt, bet tai čia tas pusę valo nuimkim, už kažkągi reikia nuimti, negali būti viskas nuostabu ir tobula. Taip. Interjeras irgi spalviškai viskas labai gražiai suderinta, tikrai apgalvotas, man gal tas vairas momentų pasirodė kažkoks, kur norėtųsi, gal kažko galima naujesnė, bet kadangi ten visas liečiamas ir su funkcijom visom reikalingiausiom. Ir man patinka tas matiškumas, tau ne visai patiko, man jis patika, tai nes aš tokia biškito minimalizmo mėgėja, man kuo mažiau tų blizgučių, to gražiau. Aš irgi šiaip mėgstu minimalistinį stilių, bet kartais man kažko gali bent minimalios detalės pritrūkti, kad šiek tiek tokie uždėtų labai skanų prieskonių automobilį. Bet irgi 9, turbūt tikrai 9, nes ir erdvus, patogus. Ir bagažinė pakankama, ir šiaip gale vietos, man atrodo, kad dar tokį cinkelį uždėtų, jeigu būtų dar stoglangis, bet čia jau labai jau kabinėjomės, bet šiaip iš tikrųjų viskas puikiai, jo. O emocija, kurią sukėlė, tai kai jau išmokom jungti normalų garsą automobilyje, tai taip pat ir pakilo iš karto emocija, bet šiaip tai sakau, man su šiuo automobiliu ir mes prieš tai mes dabar NX bandomės, taip, o prieš tai mes RX bandėmės. Tai jau RX pakilėjo į tą komforto lygį didesnį ir tą pavadinimo atitikmenį, kad Lexus, toks liuks, luxury. Rezimuojant, kad kiekvienas automobilis naujas vis labiau stebina Lexuso. Tai yra puiku. Tai aš manau, kad tikrai stiprus 9-ukas šiam automobiliui ir jeigu man sakytų, ar dovanojam tau jį ar imi, tai su džiaugsmu, žinok, jį paimčiau ir važiuočiau. Tai mūsų bendras rezultatas yra 9. Labai puikus balas, praktiškai tobulas balas. Taip. Ir kas smagu, kad jis yra taupus, nes tai yra hibridas. Ir kaip matau, mes išnaudojom draskydamasis čia su vėjeliu nuo 0 iki 100 spausdamas dugną 7,4. Tai aš sakyčiau, čia yra ledas. Labai gerai. Tai ką, viskas, šiandien pabaigiam tokia gaida. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitinkam jau kitą antradienį 17 val. Per DTV, o tiems, kas nespėjote pamatyti mūsų laidos eterio metu, žiūrėkite mūsų YouTube kanale Urbs TV. Iki! Iki! Ieškote ekspertų dantų implantacijai? Bešara. Klinika išrankiausiems.